Pirmas punktas – deofšorizacija. Čia grinai apie ūkio sutvarkymą, nes kitų dalykų, jeigu reikės, tai galėsim atskirai. Deofšorizacija. Reiškia, visi ūkio subjektai privalo mokėti mokesčius ten, kur gauna pajamas. Kur veikia. Kur gauna pajamas. Lietuvoje dirba, gauna pajamas, tai susimoka. Nes dabar tokių gudrolių atsirado visi didieji, reiškia, ūkio subjektai, jie išėjo į užsienį. Kapitalas juda, tarkim. Kapitalas tegu savo juda, bet čia niekur jisai nepabėgs tas kapitalas. Pavyzdžiui, Haneris Avulio registravosi Estijoje, ten simboliškai moka kelis procentus už registraciją, ūkinės veiklos nevykdo, visą ūkinę vykdo Lietuvoje, bet čia vaidina užsienio investuotoje. Pagal dvigubo neapmokestinimo įstatymą jisai čia Lietuvoje mokesčių nemoka. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jau pats gilėsi per televiziją, kad daugiau kaip pusė darbininkų pigi darbo jėga. Uzbekai, tadžikai ir kitokie. Jiems irgi atlyginimą nemoka. Tai pinigai, turtas. Bet kaip man patiko Izraelio vienos spec tarnybos buvęs vadas Jakovas Kedmi. Jis pasakė, privatininkų tikslas yra pinigai. Pinigai ir daugiau nieko. Jiems nusispjauti į padorumą, į žmoniškumą, į moralę, į dorovę, į įstatymus, į valstybę, į viską nusispjauti. Svarbu pinigai. Tai jeigu valstybė jų nesutramdo ir neįveda tvarkos, tai tada tokia vyriausybė tampa kaip mazgotė, šlepetė jų rankose, patarnauja jiems. O reikia sutvarkyti, kad jie negalėtų savavaliauti, o dirbtų visuomeniai naudingą darbą. Nereikia jų. Žodžiu, ta prasme, ta oligarchų valdžia, jūs manot, kad yra bėda. Jie, kaip sakant, viską tik savo ir mes matome. Jie lobsta jau milijardieriai, o visi kiti skursta jau daug kas neturi iš ko valgyti. Tai va, tai deofšorizacijos tikslas yra mokesčių naštos perkelimas nuo samdomų darbininkų, darbuotojų, nes dabar visą mokesčių naštą valstybės išlaikymą, tai uždėtas išlaikymas ant samdomų darbininkų pečių. Tai čia mokesčių politika, tai apie ją dabar kalbėsiu. Tai antras punktas – valstybinio komercinio banko įsteigimas. Jie yra visur, ir Vokietijoje yra, ir pas tos vakariečius yra tokie dalykai. Jis reikalingas dėl kelių dalykų. Vienas, dabar Švedbankiai už valstybės pinigų valdymą, kaip jie vadina aptarnavimą, tai reiškia vyriausybės, ministerijų, visokių ten žinybų, savivaldybių ir taip toliau, visų valstybinių įstaigų. Jiegi ima mokestį. Ir tas mokestis kažkur per metus apie 400–500 milijonų eurų. Už tai ir laiko pinigus, jais naudojasi. Taip, už tai, kad mes laikome pas jos pinigus. Įsivaizduojate, kiek surenka ir išsiveža. Ir nieko daryti nereikia. O dabar skaičiuokite tos 500 milijonų. Kiek keliai tragiški Lietuvoje. Kiek žvyrkelių galima išasfaltuoti? 1000 kilometrų. Po 30 metų jie valdo, tai per tą laiką, jeigu nebūtų vien tik tai vieną šitą skylutę uždarai, valstybės pinigai valstybiniam banke. Skylutę uždarai vieną šitą nutekėjimo. Viskas, visi keliai sutvarkyti Lietuvoje. Ir daug kitų dalykų. Todėl šitas reikalingas dėl šito punkto. Antras dalykas, kam jis reikalingas. Labai trūksta pinigų verslui, reiškia, Švedbankiai neskolina. Tie užsieniečiai bankai. Neskolina. Jie skolina vartojimo paslaugas. Mielai vartojimą. Reik pasiskolink ir pirk mašiną, pirk tą, aną ir taip toliau skolina. Gamybai ne. Pasakysiu, kodėl gamybai, paskui vėliau. Tai va, šito banko įsteigimas būtinas. Paskui dar apie jį grįšiu. Trečias punktas – mokesčių mažinimas. Mokesčių mažinimas tų visų, reiškia, mokesčių, kurie samdomų darbuotojų jiems. Nuo darbo. Tai buvęs ekonomikos ministras Jesenevičius, neseniai kalbėjo per televiziją, mokesčių suma, bendra visų mokesčių suma, 70% nuo atlyginimo Lietuvoje. Tai sviets nematė.
Taigi čia gryniausias įplėšimas. Čia Europos standartas, tai 80 skandinaviškas standartas. Europoje 45%, vakarų dalis. O Skandinavija ten 80. Taip, šitoje JAV yra 35. Visi keikia, reiškia, feodalizmą, baudžiavą. Bet tada nuo ūkio, nuo valako, vienas žmogus 2 dienas per savaitę turėjo atidirbti dvare, nemokamai. Per mėnesį? Per savaitę. Per savaitę. Savaitėje buvo dirbamos 6 dienos. Mokesčiai natūra. Va taip yra mokesčiai natūra, turi atidirbti, o ne pinigais mokėti. Tai reiškia trečdalis, 33%. Bet, reiškia, ūkyje ant valako mažiausiai 2 darbingi žmonės. Tai vyras ir moteris. Taip. 2. Ir eidavo arba vyras, arba moteris, nes buvo ir moteriškų darbų. Linų rauti ten, reiškia, ten daržai ir šienas ir taip toliau, visokie darbai. Reiškia, arba tas. Tai reiškia, vadinasi, nuo vieno žmogaus darbininko 16%. Va. Yra Leflero kreivė. Reiškia, X ašyje mokesčių dydis procentais nuo 0 iki 100, Y ašyje surinkama pinigų suma. Tai vat iki 15% eina tiesiai. Kuo didesnis procentas, tuo daugiau pinigų tiesiai. Paskui pradeda lenktis, užsilenkia ir kuo didesnį, tai žemyn, ties 100% nulis. Jeigu viską atimsi, tai nieks nieko nedirbs. Tai reiškia, vat, tai tada labai sveika buvo politika, bent jau mokesčių. Ir, pavyzdžiui, Richardas Coudenhove Kalergis toksai yra žmogus, parašęs ES projektą, Pan-Europą veikalą, atskaitykite jo, vokiečių kalba yra, Pan-Europą. Tai jis rašo, dabar, reiškia, ES kūriama pagal jo projektą ir labiausiai pasižymėjusiems žmonėms ES kūrime yra Kalergio premija įsteigta, gauna. Tai vat, Kalergis rašo, kol feodaliniai santvarkoje, kol aukštuomenė buvo neišsigimusi ir vykdė savo pareigas, tai feodalinė santvarka buvo daug teisingesnė už demokratinę. Štai kaip. Tai vat palyginau mokesčius. Ten 16% mokesčiai, dabar 70% mokesčiai. Tai va. Išlaidos didelės labai valstybės, tarkim, tai nes labai. Tai toliau. Tai čia apie Leflerą pasakiau viską. O Nausėda, pavyzdžiui, per prezidento rinkimų diskusiją su Šimonyte pasakė, jūs vykdote prociklinę politiką. Šimonytė atrėžė, mes neūkininkaujame. O žinot, ką reiškia prociklinė politika? Nežinau. Ne. Tai vat, bankai vykdo pinigų emisiją ir nustatinėja palūkanų procentus. Tai didina, tai paskui mažina. Tai padidina procentus ir daug atsiranda jau tų, reiškia, skolininkų nemokių. Prasideda bankrotai. Jau jie nebegali sumokėti. Nu, tada atima iš jų viską. Tada iš viską atima. Ir gamyklas atima, ir namus, ir viskas, ir padaro krizę. Taip. Paskui, jau reikia gaivinti. Mažina. Ir vėl skolina pigiai. 2010. Netgi neigiamas palūkanos buvo, atsimenat? Taip. Nu, mažina. Ir viskas, ūkis atsigauna, visi atsigauna. Tai va, tai yra čia prociklinė politika, ciklai. Reiškia, bankas moksliškai ten viskas eina. Paaiškina, kodėl tai bijo, kad čia natūraliai viskas vyksta. Atseit natūraliai. Jie sukelia krizę ir krizė tai yra, kaip sakant, turto atėmimo kompanija. Mechanizmas. Ir jie taip maždaug kas 10 panašiai metų, plius minus šiek tiek. Atiminėja. Krizė. Cikliškai viskas vyksta. Tai va, tai jis kaip bankininkas, jisai šitą dalyką žino ir pasakė, Šimonytė, mes neūkininkaujame, prie mūsų nesikabinėk. Tu pats ūkininkauji ir krizės keli. Ciklinė politika. Tai va, matot, tai va šitų visų dalykų reikia užbaigti tos banditizmus. Ir tą gali, pavyzdžiui, valstybinį banką įsteigus, jau nebus tos nei prociklinės, nei jokios kitokios politikos. Pavyzdžiui, prie Smetonos nebuvo. Bet tai dėl to ir sunaikino tos lietuviškus bankus, kad nebūtų. Taip. Ir Snoras, ir ūkio bankas, tiesiog jie buvo likviduoti. Dabar apie šitą pasakiau, dabar apie darbo jėgą.
Pigi darbo jėga, mes girdime visą laiką, pigi darbo jėga, reikia pigios darbo jėgos, veža uzbekus, tadžikus, afrikiečius, azijiečius, ten visokius, viską, ir jiems nemoka atlyginimo. O ką tai reiškia? Juos atveža, jiems nemoka atlyginimo praktiškai. Taip. Jie pikti, ne tik ant mūsų valdžios, ant mūsų visų pikti. O jie važiuoja vis tiek užsidirbti ir mato, kad čia nieko neišeis. Todėl eina plėšikauti. Mes matome Europoje, kas darosi. Belgija, Prancūzija, Vokietija eina plėšikauti. Vietinių žmonės žudo, atiminėja viską. Tai dabar šitą, ką jie daro, pigią darbo jėgą veža, tai faktiškai yra banditizmo importas į mūsų šalį. Tai reikia su to baigti. Darbo jėga tai turi būti kuo brangesnė, to geriau. Brangesnė negu Europoje, brangesnė negu Šveicarijoje. Nes tada geriausius specialistus turėsi. Vat pasakysiu pavyzdį. Ta dujotekį Baltijos jūros dugnu iš Peterburgo į Vokietiją tiesė šveicarų kompanija Allseas, visos jūros. Kodėl šveicarų? Jiegi jūros neturi. Bet jų kompanija Allseas geriausia pasaulyje. Vienintelė. Dirba iki 4 km gylio visus darbus. Ir vamzdynus tiesia, ir gręžia, ir viską į 4 km gylio. O kodėl? O todėl, kad ten jau darbo jėga pati brangiausia pasaulyje. Ir dirba ne tik šveicarai. Prancūzai dirba, vokiečiai dirba, specialistai, italai. Iš viso pasaulio geriausius specialistus surinkę, dirba. Ir ne tik atlyginimą uždirba, bet ir kompanija klesti, daug uždirba. Tai gerai, tai kas... Tai dabar, reiškia, tai mes, kaip tada jėga brangia padaryti. Ogi atsakiau, deofšorizacija, mokesčių perkelimas nuo samdomų darbininkų ant kapitalo, mokesčių mažinimas, valstybinio banko įsteigimas ir, reiškia, kreditavimas, visų, ko reikia. Galima pagal islamišką pavyzdį kreditai beprocentiniai netgi. Tai čia, jeigu bus įdomu, pasakysiu, kaip islamiški bankai veikia, bet dabar apie tai nekalbėsiu. Tai reiškia, ir kai atlyginimai Lietuvoje bus geri arba geresni negu vakarų, sugrįž emigrantai. O emigrantus sugrąžinti vien privatininkai nepajėgs, bet 5 punktas – valstybinės įmonės. Taip ir vadinasi. Vakaruose JAV, Britanija, Prancūzija, ypatingai Britanija, Prancūzija po Antro pasaulinio karo savo sugriautą ūkį atkūrinėjo būtent valstybinės įmonės. Kūrė valstybinės įmonės didelės ir taip ir įdarbino žmonės ir atkūrė ūkį ir gerovę sukūrė. O paskui jau Margaret Thatcher laikais, tai čia buvo 8 dešimtmetis, apie 1980 metus. Aš gerai prisimenu, ir jūs pagal amžių turėtumėte viską prisiminti. Margaret Thatcher laikais prasidėjo didžioji privatizacija vakaruose. Reiškia, tas valstybinės įmonės, puikiai veikiančias, ir, reiškia, naujausios technologijas naudojančios ir gaminančios geriausius, reiškia, daiktus, viską privatizavo, tai, reiškia, išdalino saviškiams pusvelčiui. Tokia privatizacija. Tai, reiškia, nereikia nieko išradinėti, yra viskas pasaulyje išrasta. Yra puikių pavyzdžių ir kaip reikia daryti, atgaivinti ūkį ir susigrąžinti žmonės, jaunimą. Tai sugrįž jaunimas ir nebereikės jokių ten importinių darbininkų ir visos demografinės bėdos išnyks, nes vaikus gimdo jauni, o ne seniai, kaip mes. Taip.